šeima tai yra, kaip mes... Svarbiausia, kaip mes sakom, trikojų stalas, taip viena koja lūžta, griūna visas stalas, tai... Kovo gale prieš Velykas Kamilė pasijuto prastai, pradėjo jai skaudėti pilvą ir kažkaip neramu pasidarė, kreipėmės į gydytojus, bet jie vis ramino, kad čia po žarnyno viruso viskas, tikrino kraują, kraujas buvo geras ir mes galų gale nuvažiavom priimamai. Pirmą kartą mus išleido namo ir kitą dieną echoskopuotojas dar linksmai mus pasitiko ir tada pamatėm, kaip ekrane jisai nutilęs, vis žymisi ir atsisukęs pasakė, kad mato mažiausiai 3 darinius. Atliko biopsiją ir labai greitai mums pasakė, kad kraujo vėžys ir 4. stadija ir kad tai yra žaibinė ūminė Berkito leukemija, kuri vystosi ne dienom, o valandom. Susitarėm, kad ašaras, šoką, baimę paliksim už durų ir su Kamile stengsimės viską patirti kuo džiugiau, kuo smagiau, kad visą šitą etapą galėtum paversti kažkuo laimingesniu, prasmingesniu, pamiršim kažkokius planus, tiesiog susitelksim šią dieną. Ir kai susitelkėm šią dieną, viskas pasidarė daug paprasčiau. Labai dėkingi gydytojam, turėjom tikrai nuostabią gydytoją. Labai daug palaikymo sulaukėm iš artimųjų, iš draugų. Ir naminį maistą vežė, ir su plakatais po langais stovėjo, nes turėjom mėnesį, kada Kamilei daug ką negalėjo išeiti, viskas buvo labai pavojinga pirmąjį mėnesį. Pradžia buvo labai sunki. Visas onkologinis ligoninės personalas, tai tikrai dievišką darbą dirba. Labai didelis palaikymas iš visų kitų tėvų buvo. Jinai ėmė ir prisipažino, kad jinai nori tiesiog smagiai kažkur praleisti laiką. Galbūt skristi kažkur, galbūt kažką pamatyti, nes anksčiau daug keliavom iki ligos. Ir tada mes tiesiog jos paklausim, gal tu norėtum kažkur nukeliauti, kur būtų atrakcionai. Ir kai jinai sužinojo, kad egzistuoja toks dalykas kaip Disneylandas, tai buvo viskas jau nuspręsta, nes jinai užaugusi su Disnėjaus princesėm. Ir labai daug knygų esam skaitę su Disnėjaus istorijom. Tai jinai svajoja matyti visas tas princeses, su jom pasilabinti. Taip, žinokit, mane viską šiandien išmokė, tai šiandien buvo labai linksma diena, mes daug žaidėme ir Kamilė, sakau, tikrai būsima virėja, viską puikiai žino ir mane puikiai viską išmokė, tai dar gavom dovanėlę į Disneylandą, tai kad būtų smagiau, dar ir lėlytę padovanojom ir pažiūrėkit, kaip mano Kamilė visko nori, kaip džiaugiasi, tokia žingeidi ir viską norinti mano draugė, taip? Tai mes norim labai didelį ačiū pasakyti visiems mus palaikiusiems žmonėms ir labai didelį ačiū norim pasakyti pačiai organizacijai Rimanto Kaukėno fondo, nes tikrai labai daug ligoniniai kartu susitikom, susibūrėm, turėjom smagių akimirkų ir labai dėkingi už tai, kad visa šita Kamilės didelė svajonė bus išpildyta. Tai noriu labai padėkoti Vaidui Barakauskui, kuris savo gerumu pradžiugins visą šią nuostabią šeimyną, ne tik Kamilę. Ačiū už tokį gerumą, už dosnumą. Tai ačiū Jums labai ir už Jūsų gerumą dabar netvarkos neštukas pas Jūs neateis. Taip, galite bent jau vieną dieną nesusitvarkyti žaislų.